Šiuo metu Lietuvoje 15 valandų 37 minutės ir tai pirmoji piko valanda po truputėlį keliauja link pabaigos. Sporto žinios bus kitos valandos pradžioje, kaip visuomet 10 minučių po ketvirtos, jos jūsų laukia. O čia likusias šias minutės, netgi ne visas, aišku, dar bus ir šiek tiek muzikos, skirsim... Ne tai galbūt, kad veiklai, bet bent jau pokalbėms apie veiklą, o ta veikla yra susijusi vėlgi vien tik tai su sportu. Ir turim viešinę. Bent jau mano laidos metu niekad tokios jaunos nebuvo, bet tuo pačiu jaunos ir matyti labai perspektyvios. Viešinios nebuvo ir dar stebėdamas čia, žinot, paskutinius dainos akordus stebėjau. Tai taip kažkaip pagalvojau, kad kaip prieš egzaminą matyti mano šiandieninė pašnekovė jaudinasi, apsikabinusi mikrofoną, palenkusi galvą ir kažką mąstė. Taip, šiandien pas mus yra krepšininkė. Matyt, kad šį vardą ir šią pavardę girdėsim dar daug metų. Na, kiek čia dabar matau, kiek jai yra. Na, dar, aišku, paklausim jos pačios, bet apie 20 metų matyt, kad tikrai drąsiai girdėsim, nes tai dar tik 15, o ji jau žaidžia, pati irgi pasakys, kur ir kiek žaidžia. Dalia Donskichytė yra šiandien pas mus svečiuose, Kibirkšties komandos narė. Labas, Dalia. Sveiki. Ar pernelyg nebelavau, kai sakiau, kad kaip prieš egzaminą, bent jau prieš pokalbį atrodė, taip, nežinau, apsikabinus mikrofoną, taip palenkus galvą? Jo, aš jau jaudinaus, bijau kažką pasakyti ne taip. O ką čia gali pasakyti ne taip? Nu, ne egzaminas, nieks pažymių nerašys, gi blogų. Nu, nežinau, išnekėt bijojau. Nieko tokio, aš manau, kad visi atleis ir net nebejoju, kad supras. Taip, Dalia, jau sakiau, kad pačiai yra dar tik 15 metų. Nemelavau čia. Ne. Ir bent jau pati Kibirkšties komanda savo, kad visi, velniškai gerai, nežinau, ir pasiruošianti, ir žaidžianti, išsiskirianti solidžių žaidimų. Iš kur, aš nežinau, ta meilė, iš pat senų mažų dienų atsiradusi krepšiniui? Jo, iš tikrųjų, vaikystėje norėjau gimnastiką eiti, bet kažkaip pasakė, kad esu labai nelanksti. Ir mano brolis žaidė krepšinį. Ir man patiko, kai žaidė tą krepšinį, tai pasakiau tėčiui, kad noriu žaisti krepšinį ir mane nuvedė į tas treniruotės. Ir taip labai pradėjo patikti krepšinis. Tai kiek jau metų, Dalia, jau tenka, aš suprantu, nevargt jokiais būdais? Ne, aišku, man labai patinka žaisti ir dar neatsibodo tikrai, jau 9 metus. 9 metus jau krepšinio treniruotės. Ir, aišku, kiekvieną savaitę, kiek, pavyzdžiui, treniruočių, na, aišku, bent per paskutinius porą metų, kas antrą dieną, kas dieną? Ne, šiaip kiekvieną dieną būna. Kiekvieną dieną. Jo, o savaitgaliais dažniausiai būna varžybos. Tai kada, nežinau, pamokos, mokykla kenčia kas nors ar nelabai? Nu, šiek tiek, iš tikrųjų, išeinu iš paskutinių pamokų, kad spėti treniruotę ir tada grįžti toks namo išsekęs ir tie namų darbai žiauriai tingiu daryti. Supratau. Dalia, dabar apie pačias treniruotės, tarkim, nežinau, kokie galbūt yra pratimai treniruočių metu, kuriai pačiai labiausiai patinka arba labiausiai nepatinka, nes, na, būna, ar ne, kad vieniems galbūt, nežinau, bėgimas trumpų nuotolių yra mielesnis negu, tarkim, tolimų, ar ne, ir kažkokie fiziniai rimtesni pratimai yra pačiai kažkokie pratimai nelabai patinkantis. Ne, iš tikrųjų, bėgioti šiaip mėgstu, bet kad ten per treniruotės fizinę tai labai pavargstu. Tai labiau patinka mesti metimus ir panašiai, žaisti krepšinį. Pozicija, kokia yra tavo? Į žaidėją dabar esu, bet šiaip dar antrų numerių žaidžiu. Bent jau VKM, Vilniaus krepšinio mokyklai. Tai va. O aš kaip 15 metų vėlgi, dar matyt, kad ūgio irgi bus. Tikriausiai. Šiaip ūgio, iš tikrųjų tai nemanau, gal porą centimetrų, bet šiaip jau viskas kaip ir nustojau augti. Viskas jau 15 metų jau ta riba. Tai, tarkim, pozicija jau ir tikriausiai nebesikeis, ar ne? Jo, manau, kad viskas. Ir dar porą klausimų prieš trumpą pertraukėlę. Minėjai, dabar Vilniaus Kibirkšties komandoje, ar ne? Kur dar žaidinės daug? Čia vardinai prieš pokalbį, kad žaidi ten ir ten dar. Ne, aš iš tikrųjų žaidžiu tik tais dar Vilniaus krepšinio mokyklai. Bet dar minėjai ir rinktinę. Jo, rinktiniai buvau, pernai metais, užpernai ir dar šiemet tikiuosi pateksti. Ir dar buvo U15 toks projektas. Bet jau po to tos visos ir tęsisgi, ir U18 ir taip toliau. Tikiuosi. Tai vasaros bus jau, ne tai kad parduotos, bet irgi užimtos. Jo. Dalia, pertraukėlė trumpa ir būtent apie tuos visus pasirodymus ir žaidimus atskirose komandose rinktinėje labai greitai vėlgi pašnekėsim. Gerai?
Gerai. Tvarkelė. Taip, grįšim po trumpos reklamos ir po trumpos dainos ir dar šiek tiek pakalbinsim vieną iš perspektyviausių Lietuvos krepšinio, moteriško krepšinio vilčių ir šviesų 15-metę, dar tik tai Dalia Donskichytė čia eteryje pas mus. Jau tik 10 minučių lieka iki 16 valandos šalyje, Nelio Furtado ir Forza eteryje. Šios, netgi ne valandos, pusvalandžio pastarojo pašnekovai matyt, kad nei ten muzikai, nei ten šokio, matyt, kad laiko ypatingai daug ir nelieka, nes primenu, jog šiandien Vilniaus Kibirkšties žaidėja 15-metė Dalia Donskichytė yra pas mus ir jis stebina krepšinio specialistus savo kovingumu ir solidžiu žaidimu. Jį drąsiai kovoja prieš patyrusią žaidėjas, nepaiso autoritetų, įsivaizduojat, bet aš įtariu, kad tik aikštelėje ten nepaiso autoritetų visur kitur, viskas gerai. Labai pasitikė savo jėgomis, svajo žaisti moterų krepšinio NBA lygoje ir ji viena yra iš Lietuvos 16-mečių rinktinės lyderių, kuri ką tik viešėjo viename turnyre Turkijoje. Beje, plačiau apie tai jau irgi visai netrukus. Taigi, Dalia, grįžtam. Apie to, čia šiek tiek trumpam ne į temą, tai jo, per tas visas treniruotės, vasaras rinktinėse, kaip ten, nežinau, kaip priminėjau, su muzika, su draugiam, su šokiais. Ne, šiaip aš dar baigiau muzikos mokyklą. Ai, dar spėjai ir... Jo, 7 metus baigiau muzikos mokyklai. Tipo, turėjau pasirinkti arba krepšinę, arba muziką. Tai pasirinkau krepšinį, nes iš tiesų praleisdavau kartais, neįdavau į muziką ir eidavau į krepšinį, nes labai traukdavo mane tas krepšinis. Ir dabar traukia. Dalia, aš kažkaip net nebėjau, kad moterų krepšinėje Kibirkštis yra bent jau Lietuvos, aišku, mastu kalbant, pats aukščiausias, ar ne, taškas, koks tai be gali būti. Nežinau, kiek laiko jau Kibirkštiesi? Šis sezonas ar jau ir anksčiau? Jo, šį tik tais. Dar prieš tai buvo talentai jaunieji. Tai ten tiesiog treniravausi. Ir nežinau, kaip jauteisi, kai pakvietė į Kibirkštį, kai jie papuolė, kai pagrindinę komandą? Šiaip iš tikrųjų buvo šiek tiek baisu, nes visi vyresni, bet nieko, labai draugiška komanda yra iš tikrųjų ir jauku. Supratau, o nežinau, būna visokiausių kalbų, kad vyriausiai treneriai, šiuo atveju vyriausiai trenerė būna griežta, reikli, nebuvo baisu dėl to? Ne, nebuvo iš tikrųjų, bet taip, trenerė kartais supyksta ant mūsų, bet mes stengiamės. Bet nebereikalo matyt, kad ne? Jo. Taip, Dalia, kiek laiko... Plius minus, vėlgi, dabar minėjai, kad ką tik grįžai iš Turkijos su komanda. Ir ten ką veikėt? Buvom Turkijoje, žaidėm tokį mini turnyrėlį, ten draugiškai. Tai žaidėm prieš Lenkijas, Turkijas, Švedas, bet dėja Lenkiam pralaimėjom ir užėmėm 2. vietą. Nieko, aš manau, kad tas Lenkijas atsigrieps dar, ne? Ja. Taip, o tai dabar minėjai, kad dėl tos išvykos šiek tiek jau mažiau teko žaisti Kibirkšties komandai. Ja. Šiaip, daug laiko tenka praleisti aikštelėje, treneriai pasitikė? Manau, kad pasitikė, bet iš tikrųjų nelabai daug laiko žaidžiu, nes mūsų žaidėjai visai yra daug komandai. Čia va tas, tie pasakyti žodžiai, nepaiso autoritetų. Prasme, nesijauti blogai, nežinau, jeigu 10 metų vyresnė, daugiau patyrusi krepšininkė, nenuima toks, nežinau, šiurpulys arba nenutirpsta kojos rankos. Viskas gerai būna aikštelėje. Jo, manau, nemetas esmė yra. Svarbiausia, ką gali padaryti. Jo. Ir dar vėlgi minėta buvo ir, kad žaidži mokykloje, žaidži rinktiniai, žaidži Kibirkštyje. Žinau, skirtingi treneriai, net nebėjau, kad skirtingi yra ir deriniai, skirtingos komandos draugės. Nežinau, nebūna sunkumų, nebūna susipainiojimų dabar čia dabar Kibirkšty, ten rinktiniai buvo kitaip, nenutinka taip? Šiaip Kibirkšties derinių aš nemaišau, nes baisu. O, pavyzdžiui, Vilniaus krepšinio mokykloje, tai ten tų derinių ir nelabai reikia kartais net. Tai čia pernelyg nėra ką supainioti. Jo, improvizuoji tiesiog. Tai mokykloje aš įtariu, kad Zalės viena iš ten jau rimčiausių, iš vis lyderių, pati lyderė. Nežinau. Jeigu parašyta, kad Lietuvos 16-mečių viena iš rinktinės lyderių, tai ten jau mokykloje tikrai. Ir šis savaitgalis, šis penktadienis, šeštadienis, Kibirkštis žaidžia Lietuvos krepšinio federacijos taurės finale Utenoje. Atskiras kažkoks pasiruošimas treniruočių metu galbūt yra finalui. Ar vėlgi ruošiatės kaip visada? Kaip visada ruošiamės, derinius kartojamės, analizuojam kitas komandas. Aš nežinau, yra kažkokie jau
numatyti tikslai, ar, ta prasme, vien tik tai pirma vieta taurė, ar dar ir, nežinau, yra kokių nors išlygų, kad, nebus blogai, jeigu ir tam kas nors netaip. Mano tikslai yra visą laiką laimėti. Aš užsispyręs žmogus ir visada noriu laimėti, siekiu pergalę. Bet bus kaip bus. Stengsimės. Net nebėjo, kad ir komanda panašiai galvo, ar ne? Ja. Ir pačioje pradžioje minėjau, kad matyt, kad Lietuva ir bent jau sportų besidominti žmonės girdės daug metų dar tavo vardą ir pavardę. 15 metų, sakiau, 20 dar mažiausiai. Įsivaizduoju, kad 20 metų dar drąsiai galėtum dirbti šitą darbą ir žaisti krepšinį. Eina savo, čia, ta prasme, žiauriai norėčiau. Aišku, norėtųsi? Jo, labai. Aš stengsiuos. Aišku, viską koreguoja traumos, nežinau, pačiai traumų kažkokių rimtesnių dar nėra buvę. Ten raiščiai, visi meniskai vietoje. Ne, ačiū Dievui, dar viskas gerai. Mes spjaudom ir baladuojam, kad nieko ir nebūtų. Tai jeigu taip viskas gerai, tai 20 metų aš manau, kad praeis, ar ne? Tikiuosi. Dalia, kuo didžiausių sėkmės pergalių visur kur, dar ir mokyklos suolė ir be jokios abejonės krepšinio aikštelėje. Ačiū labai. Dėkui už apsilankymą, gerų rungtynių, gero, net nebijoju, kad finalo Utenos mieste jau šį savaitgalį ir lauksim su taure. Ačiū. Iki. Taip, šiandien pas mus svečiuose buvo 15-metė Vilniaus Kibirkšties žaidėja U16 rinktinės viena iš lyderių. Šaunė, pašnekovė mergička, kuri, kaip ir minėjau, tikrai garsins Lietuvą, aš net nebejoju, Dalia Donskichytė ką tik apsilankiusi pas mus. Linkim jai sėkmės, o su Vilniaus Kibirkštim toliau judam pirmyn ir seksim jų rezultatus aikštelėse.